Labas rytas! Tai senai nesimatėm. Nusprendžiau, kad reikia nufilmuoti vlogą. Tiksliau, nusprendėm kartu su mano draugė Aurėja, galbūt kas žiūrit mano video kurį laiką, tai ją atsiminsit, mes nekartą esam keliavusios vakar, jinai iš tikrųjų man priminė, kad mūsų dabar 4. kelionė kartu bus. Tai kadangi jinai yra pakvaišusi draugė ir tikrai tokių draugų visiems linkiu, jinai tiesiog nupirko mum kartu bilietus važiuoti į Albaniją. Tai baigiu ruoštis ir važiuosim į oro uostą. Šiandien aš esu viena iš tų, kurios nieko nespėja, nes iš tikrųjų vakar visiškai nesidėjau daiktų, nieko nesipakavau, pasižiūrėjau keletą šortų, kuriuos turėčiau įsidėti, numečiau ant žemės ir šiandien atsikėliau 1,5 valandos prieš kelionę, o reikėjo sutvarkyti plaukus, pasidažyti, apsirengti, viską susipakuoti ir pasižiūrėti, kad nieko nepamirščiau. Kol dar esu namie, labai greitai, nors video yra ne apie tai, bet noriu, kad susipažintumėt su nauju mūsų namų gyventoju. Va. Tai šitas ponas yra velnias. Jo vardas yra Peanut. Jam dabar yra virš 5 mėnesių. Gal jau apie 6 iš tikrųjų, nepaklausėm, kada jo gimtadienis. Bet va, mūsų naujas šeimos narys. Jis irgi yra berniukas ir jau labai įsiintegravo į mūsų šeimą, mes jau jį turime beveik gal 2 mėnesius. Tai yra tiesiog mažas kukuliukas, bet visiškas vilniukas, ta prasme viską drasko, nori žaisti, yra ta vaikiška energija. Pikselį yra tiesiog įsimylėjęs, jam nereikia nei manęs, nei nieko, jam reikia tik pikselio. Duok pikselio, o nepavalgys. Bet jo, būtinai turėsiu nufilmuoti vlogą po kelionės, kad pamatytumėt mūsų naują namų dinamiką. Jau esu Albanijoje, tai pavalgiau, nes labai skaudėjo skrandį, nieko šiandien ryte visiškai nevalgiau. Už kokių 20-30 minučių turėtų nusileisti Aurėja, tai jinai skrenda iš Lietuvos, aš iš Danijos ir susitinkam čia ir eisim pasimti mašiną, nes išsinuomavom visai kelionę į mašiną. Tai labai tikiuosi, kad viskas gerai baigsis, nes su mašinos nuoma man visą laiką yra kažkokia baimė, kad gali kažkaip apgauti, ar kažkas gali nepasisekti, arba, nežinau, pasako, kad oi, neturim jų mašinos, ar dar kažkas panašaus. Kažkaip sunku dar man tokiais dalykais pasitikėti, galbūt dėl to, kad ne visada tikrai nuomojuos mašiną. Ir nežinau dar, ką šiandien veiksim, bet radau vieną vietą, kurią buvom pasižymėjusios gan netoli oro uosto. Ir ten yra labai gražus ežeras ir kalnai. Tai galvoju, kad pasiūlysiu Aurėjai šitą variantą. Labai geras oras, 20 laipsnių, šilta, ta prasme man su tiesiog paprasta koža ir trumpom rankovėm. Yra, dabar ant pavėsio galbūt normaliai, bet kur saulė šviečia, tai ta prasme galiu būti tiesiog trumpom rankovėm. Šiandien yra antradienis ir mes čia būsim iki šeštadienio. Tai dabar yra kiek? 2 valandos dienos, praktiškai beveik pilna ši diena, sakykim, pusė dienos. Tada trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienį aš jau apie 6 ryto išskrendu atgal į Daniją, o Aurėja skrenda apie vidurdienį. Labai nekantrauju, labai jos pasilgau, labai įdomu, ką ši šalis mums parodys, nes nesam nei viena buvusi Albanijoje. Aš šiaip iki kol Aurėja nepasakė, kad nupirko bilietus į Albaniją, net nežinojau, ką šitoj šaly pamatyti. Susitikom ir jau pasiėmėm mašiną, nes buvom išsinuomavusios, kaip minėjau. Tai nežinom iš tikrųjų, ar mūsų apskemino ar ne, turėjom šiaip sumokėti apie 100 PM, bet reikėjo palikti depozitą ten liktais 500-600 eurų. Ne, pačiai pradžiai. Ir tada, kadangi neturim kreditinių, o debitinės korteles, pasirodo, kad tada yra 2 variantai. Arba tu imi dar extra coverage, kad iš viso mašiną praktiškai gali grąžinti sudegintą. Tada nereikia ten tokio didelio depozito. Arba gali 800 eurų ar kiek ten depozitą palikti, bet jau ten grąžins į neaišku kada kitais metais. Vienu žodžiu, labai įdomus variantai. Tiesiog pasiėmėm tą, kad jeigu norėtume sudeginti mašiną, galėtume. Svarbu tik likučius grąžinti. Tai einam žiūrėti. Aš būsiu vairuotoja, kaip visada mūsų šeimoje. Ten gal kažkoks mėlynas, ne? O jinai mėlyna sakė? Ne, aš alamą ieškau. Ai. Pastrigom. Tai Aurėja traukia guminukus. Yra keli likę. Nežinom, kas vyksta, bet jau žmonės išlipę tiesiog eina pasivaikščiot.
kalbos tarpusavį. Va. Ir nusprendėm vis dėlto važiuoti į mūsų viešbutuką, nes vis tiek būsim vėlai. Tai va, liko dar valanda. Mūsų mašinytę, tarp kitko, neparodžiau, tai davė tiesiog pačią didžiausią, kokią tik tais galėjo man. Va. Ir atvažiavom į mūsų viešbutį. Bijau. Wow. Užsidarom. Oh my god. Palau, tai mes neturėjom view to the sea. Okay. Čia tai gražiausi vaizdai va ten. Oh, wow. Labai gerai. Labai super, klausyk. Nu, labai nice. Žiūrėk, galim rūbus prisiskalbt. Nu, ką aš tu koją neatsivežiau? Nu, super, ane? Kaip vertinam? Aš vertinu, kad čia geriausi mūsų apartamentai, kiek esam turėjusios kol kas. Nu, vaizdelį, balkonas. Einas, dar balkonė mėgos. Gerai. Eisim to į miestą, bet dar noriu parodyti, ką Aurėjai padariau. Tai šiek tiek mano rankų darbo smulkmenėlių. Tai kadangi jinai myli gėles, tai padariau tokius. Tada tiesiog rožių puokštę nuo manęs jai. Laukit, nerandu. Va. Toks. Ir tada čia toks tipo, mačiau tik tokią, kad padaro, kur tilptų nykštys ir tada jį gali masažuoti, pavyzdžiui, kai nervi, nes pergyveni dėl kažko cute. Ir tada pati nusipirkau iš Dioro tokį lūpų aliejų, nes nesu bandžius. Ir dar tiesa, Aurėjai buvau irgi iš Primarko parvežus šitą tušą. Kai buvau Londone, jinai sako, būk gera, paimk šitą tušą, nes jisai nerealus. Tai aš ir jai nupirkau ir savo nusipirkau. Tai žinokit, tikrai negalvojau, kad Primarke yra tokia gera kosmetika. Tikrai superinis tušas ir dabar mano vienas mėgstamiausių. Tai galvoju, kaip čia kur iki Primarko nuvažiuot, kad jų belenkiek prisipirkt. Einam ieškot valgyt ir kažko išgerti. Žodžiu, šiandien bus čilas, jau vis tiek yra po 6, ne? Jaučiu gal prieš 7 valandas. Tai gerai, kad mes nevažiavom dar prie to ežero, nes būtume grįžusios naktį. Tai kol kas, žinokit, mums labai patinka, ne? Labai geras oras ir mūsų apartamentai geri. Nu, žodžiu, kol kas super. Vienintelis dalykas tai tik tais tas, kad jie važinėja. Nu, visiškai pamišę. Mes jau vieną avariją matėm nemažą, bet pravažiuojant greitkeliu, tai kiek matėm daug paminklėlių ir gėlyčių visur, nes daug žuvusių turbūt. Aš taip galvoju. Grįžom namo, eisim ilsėtis, tai nuėjom dar į parduotuvę. Visų pirma, tai vaistiniai nusipirkom nuo skausmo vaistų, ką turėti. Aš neturėjau šepetėlio pasiėmiau. Tada abi pamiršom dezodorantą, moteriški dalykėliai, kavos, guminukų. Tada labai suintrigavo pistacijų skonio šalta kava, čipsai, ledai nesam tokių bandžiusios, kažkokie sausainiai, dar vienas sidras ir sultis. Tai už viską sumokėjom 38 eurus maždaug ir dar buvo apie 5 eurai vaistai. 14 laipsnių turėtų būti iki 18 šiandien, tai super pasaka. Tai dabar mūsų tikslas yra užlipti vandenų. Kad būtų abiem streso, ne vienai. Dažnai valgytų nesėdė, laiko būdama, nusipirksiu. Jie dar daug ko nežinojo. Labai įdomu, ką gausiu šiandien. Tai šiaip apibendrinant kelionę. Labas. Tai tu kainų tam prisivežė, net jie, ką žinaudoja po dėvėjimą ir prieš dėvėjimą. Opa. Matą koinį į burną būtinai reikia kišti. Labas rytas, tai vakar nusprendėm
prieš miegą pasižiūrėti mūsų pačios pirmos kelionės vlogą, tada pasižiūrėjom ir antros. Tiesiog buvo labai įdomu pamatyti, ką mes ten veikėm, kaip mes ten atrodėm, ką aš filmavau, ką aš šnekėjom ir taip toliau. Žinojom gan vėlai miegoti, bet manyčiau, kad visai neblogai išsimiegojom. Labai gražus rytas. Šiandien irgi turėtų būti labai geras oras ir aš buvau vakar su kojine susigarbanavus plaukus. Šiaip dar tikrai nepagavau tos technikos. Tai nesuprasiu, gaunasi ir nesigauna visą laiką skirtingai, bet sakyčiau, įdomiai, bet aš galvoju, kad gal kai pasileis bus geriau. Tai dabar yra apie 6:30, gal jau dabar be 5:7, tai ruošiamės ir pabiški judėsim į mūsų pirmą pilną dieną. Susirašėm, aš atrodau va taip, su tokiais bridžais, balti akiniai, užsidėjau akcentą ir aišku striukytę. Šiandien turėtų būti 21 laipsnis, dabar yra 14. Pasižiūrėjom šiek tiek Eurovizijos senas dainas, parodžiau jai degančią žemelę, nes jinai nematė ir nežinau kaip jums, bet man tai deganti žemelė turėjo laimėti, nes tikrai pati gražiausia ir stipriausia daina ir aš kiekvieną kartą ją klausant pradedu vos neverkti. Sukyla visos emocijos. Tai nusprendėm šiandien daryti tokią labiau paplūdimių dieną. Tai važiuosim po pakrantę, turim keletą išsisaugojusios taškų. Tai pravažinėsim ten, nes šiandien yra geriausias oras. Po 8:05 ir turėtume ten būti po 9:27. Pirmam mūsų taške. Šiaip net nežinau, kur važiuojam, bet kažkur, kur gražu. Pirmam iš daugelio. Derme Beach dabar bus. Atvažiavom į pirmą tašką, jau Rėja bėga lies vandenį. Toks visai nieko paplūdimys. Matosi, kad ne sezonas. Atėjom šoną ir bandysim ten ant laiptų lipti. Bet kažkaip dabar žiūrint, man atrodo, nedasieksim. O Dieve! Ata! Nu va, užlipom laiptukais. Čia jų nebuvo daug, nes čia mūsų kelelis ir baigėsi, kaip Aurėja sako, pirmą haiką įveikėm. Labai gražu. Ir labai tuščia. Ką, lekiam toliau? Nu, čia ne taip gražu. Mes nuotikas. Žodžiu, čia keliai važiuoti į paplūdimį, kur mes planavom, kur mes atvažiavom, yra žiaurus. Ir aš jau įvažiavau ir sakau, Rėjai, žinok, statom ir einam. Ne, važiuojam! Nedaug liko. Nu gerai, važiuojam. Kilometras. Bet už tai, visiškai smėlis, akmenis, duobės ir keli kalniukas, siauras kelias. Ir atvažiavom ten prie sunkvežimių visokių ir, pamatėm, parodė, kad jau, nevažiuokit jau čia niekaip. Tai man reikėjo tada apsisukti. Ten vietos nėra, mašinos pristatytos ten tų darbininkų. Tai vienas, ačiū Dievui, pasitraukė. Bet čia taip žiauru, tai tas vienas vyrukas padėjo man išsisukti normaliai, nes aš jau pradėjau stresuoti.
Sako, čia žinokit, labai blogi keliai dabar. Sako, čia apskritai net ir jeigu nebūtų visų tų sunkvežimių, sako, mes net nerekomenduotume važiuoti, nes tiesiog yra labai prastos sąlygos. Sakau, jo, aš matau. Tai sako, geriau pasistatykit tą pačioj mašiną ir tiesiog ateikit. Tai mes taip padarysim. Sako, važiuok. Aurėja sako, tu nepergyvenk, tu važiuok. Tylėk. Nes, iš tikrųjų, biškai baisu. Aišku, mes turim visiškai pilną apsaugą. Tai reiškia, kad mes galim... Jo, draudimą. Mes galim praktiškai gražinti mašiną, kad ir sudaužytą. Taip sakė. Svarbu raktelius, gražinkit ir kad dokumentai būtų. bet vis tiek nenoriu daužyti mašinas, nes, ką gali žinoti ir, plus visgi ne gyvuliai esam. Tai, baimė tikrai yra. Tai tikiuosi, kad daugiau tokių keliukų nebus. Mes dar einam. Bet jau vėliau sakėm, kažkur norim pavalgyti, nes jau reikia pusrytainio. Turim tik tais dar šaltos kavos vieną pasilikusios. Po 11:20 jau. Va, ir laiptukai yra. Ir radom tą paplūdimį. Kažkaip galvojau, kad bus didesnis. Bet gražu. 7 žmonės ir jau atrodo perpildytas. Tai nuo praeitos vietelės mums tai reikėjo pavažiuoti 8 minutės, tik tais, kad čia šiek tiek yra sudėtingiau su parkingu. Tai kažkieno kieme pasistatėm. Tai atrodo nieko miestelis. Einam ieškoti kažkur valgyti, nes esam labai išalkusios jau. Pas mus yra tradicija su Aurėja visą laiką, kai kažkur keliaujam. Nervas vienintelis, kuris mus dėl kažko ima, einam gal ten. Visą laiką mus nervas ima dėl maisto. Viena nori vieno, kita nori kito. Ir mes galiausiai pravaikštam 5 valandas, kol kažką randam ir tada iš viso susinervinusios tiesiog vaikštam visur. Labai skaniai mes ten pavalgėm, pasėdėjom, pašnekėjom ir atvažiavom dabar labai netoli. Ennis Bay. Kitas paplūdimys. Tai pabūsim čia ir tada žiūrėsim, nes dar šiaip yra keli taškai už 1,5 valandos maždaug važiavimo. Ir jau paskiau judėsim tikrai namo. Vis tiek čia gausis neblogos kelios valandos, jeigu nedaugiau grįžti. Pažiūrėkit, kokio skaidrumo vanduo. Ir jau dabar gal biškelė atrodo atvėso, ne? Vėjukas pakilo. Atvažiavome į paskutinį tašką, einam pasivaikščioti ir pasižiūrėti, kas čia gero. Degalinė, nuotakų suknelės. Dar vis gyva, dar vis vairuoja. Ėjo 6 kelionės valanda. Grįžome į mūsų miestelį ir nusprendėm šiek tiek apsipirkti. Čia yra tokia parduotuvė panaši kaip Primarkas, tik tais, kad jinai šiaip yra turkiška, vadinasi Vaikiki. Pamiršau visiškai savo filmavimo aparatą mašinoj. Nelabai mūsų tas shoppingas buvo ilgas, buvo gan greitas. Tai parodysiu dabar, ką nusipirkom. Tai visų pirma, Aurėja labai norėjo braškių. Čia dar kažkuriam prieš tai miestelį. Tada tokių čipsų. Tokią bandelę, vėl mus pistacijos sudomino. Antra, tada čia yra alyvuogės su agurkėliais viduj. Tai irgi norėjom pabandyti. Tada dar kitokią bandelę. Kaip matot, mes labai stipriai valgom. Tada va, proteininis pudingas vienas ir antras. Čia jau Aurėja slapta paėmė. Aurėja nusipirko štai tokią, o Dieve, labai miela. Galėjau ir aš tokią pirkti. Labai graži pižama, visiškas Primarko vaibas, šortai irgi prie jų, suknelė. Čia gal rytoj dėsies? Aš tokius gražius baggy džinsus matavausi, kur visiškai nukritę iki pat jau vos ne užpakalis matosi. Bet per ilgi buvo ir šiek tiek per platus, tai labai gaila, nes taip gražiai iš tikrųjų atrodė, reikėjo tik vieną dydžio mažesnį, nors buvo 3 antras, bet jau ten jie labai buvo dideli, gal aš galvoju net iš vyrų
skyriaus, nors nuėjau ir į vyrų skyrių vėliau pasižiūrėti ir neradau, nes tuos džinsus tai kažkur numestus radau. Nusipirkau pižamą irgi, tai tokią Barbie maikę, nu ir tada tokios Barbie irgi kelnes. Tai aš jau irgi pastebėjau, kad pas mane yra tiesiog tradicija visą laiką Primarke arba dabar Vaikiki nusipirkti pižamą. Labas rytas, tai nu ir vakar pavargom iš tikrųjų. Pavalgėm, net pamiršau filmuoti visiškai, bet buvo skanu, patiko. Grįžom namo ir iš karto ėjom miegoti. Tai šiandien jaučiamės tokios šiek tiek bemiegės, bet nusipirkom dabar energetinio ir jau esam pakeliui į Beratą. Šiandien nusprendėm turėti tokią labiau miesto dieną, kalnų dieną, nu žodžiu, ne taip kaip vakar, kur buvo vien tik jūra. Tai jau važiuojam virš valandos ir būsim ten už pusvalandžio ir dabar pas mus jau yra 10:30, tai bus pats tas, nes pačiai pradžiai galvojam, ar net važiuosim per anksti, kai viskas bus uždaryta, nes vėlgi anksti atsikėlėm ir gan anksti susirašėm. Nu, bet su tokiu važiavimu, kokį čia šiandienom turim, tai nieko greit nepasieks. Dar. Ir dabar tiesink vairą. Nesuk per daug, tiesink. Gerai, varyk tiesiai. Varyk, gerai esi. Dar, varyk. Gerai. Sargiai turi. Bet čia pravažiuosi, ne mašina? Jo, turės. Pro tą stulpą. Turės stulpą. Mes kiekvieną dieną pro vis žiauresnius keliukus važiuojam. Čia dabar, kur pasistačiau mašiną, tai nieko, bet žinokit, buvom į tokią gatvelę įsukę. Galvojam, kad jau jo susuko. Ten nelaimės buvo čiut išvengta, atrodo. Čia yra Berato pilis ir toks jausmas, kad čia įeini ir tiesiog yra toks kaip senamiestis. Kol kas labai mielas miestelis. Mes ką tik įėjom, bet jau man patinka. Čia žinot, kaip močiutės kilimus ant sienų kabina, tai va, labai didelis ir gražus pasirinkimas. Ir labai didelis šitas miestelis iš tikrųjų. Kažkaip, kai eini, atrodo, kad labai greit apeisi, bet matėm žemėlapį, tai tikrai jisai yra gan didelis. Nu va, kokie kilimai gali ir mažesni, ir didesni, va, tas mažiukas tikrai tauptų. Kur? Va. Ant manęs. Kilimų siena. Va, čia mano mamai patiktų. Ant stalo. Ir ant sienos. Ir ant sienos. Ne, ant sienos, ne, ant stalo. Jinai dar iki dabar ant stalo tiesia tokius... Ant kokai O nenaudoja. Dieve. Ne, jau tą perėjo, tai dabar tik tais ant stalo per visas šventes būtina kažką patiesti va tokio su tokiais visais raštais. Čia yra kaip ir vietovė su 1000 langų. Mes gal neskaičiuosim, patikėsim, bet tikrai matosi, kad jų labai daug. Daug langų. Daug langų. Pasižiūrėjus į kurį nors namą ir pasižiūrėjus, kiek tas namas turi langų, tikrai atrodo labai daug. Tam tikri namai ypatingai. Langas prie lango. Katiniukai, vapynas. Vaurė. Labai gražus. Kokio fainumo. Gal žinot? Galim užeit, pasižiūrim, kas čia viduj. Čia irgi va kačiukai. Kokie gražus podeliai, šitas koks gražus. Na, aišku, aš tokį pati pasidaryčiau.
Alkoholio. Pelėdos. Va, ir papuošalų, jeigu nori. Visko yra. Skirtukai kokie. Labai gaminti. Labai faini padeliai, man labai patinka. Labai. O, čia kokią statulą žia Haris Poteris. Aš tokia turiu. Sakai, labai patogi. O ten, kur sėdėjom, kavytę gėrėm, tai pasirodo, kad tik tais grinais. O mes nepaklausėm, kažkaip neateina į galvą paklausti, kokios gražios lemenės. Labai. Wow, pala. Labai gražus rūbeliai. Man ta labai graži, ne, šita jo labai graži. Ir ta už jos irgi juoda su baltu. Aha, labai graži. Tai žodžiai jiems susimokėti ir sako, kad žinokit, cash only, o mes neturim visiškai grinų. Ir sakom, o tai kur nusimt pinigų, sako, ten biški toliau. Tai jis sako, nieko tokio, sako merginos, sako, aš sumokėsiu. Ir mes, ne, kaip nesmagu, tai nueisim. Viskas gerai, sako, jūs nepergyvenkit. Sako, gal revoliutą turit? Ne, jaučiu, kol kas tas revoliutas. Sakėm, nuo dabar visą laiką taip darysim. Bet labai mielas vyrukas, ane? Labai faina vietelė irgi, tiesiog sėdėjom, šnekėjom ir sakom, vaibas. Kol kas diena tai tiesiog super. Apskritai, man atrodo, kad šita kelionė, mes čia taip trumpai, bet man atrodo, mes jausimės tokios pilnos. Ta prasme, ne tai, kad bus gana, bet tiesiog jausimės, kad daug pamatėm, daug padarėm ir išnaudojom tą laiką grinai maksimaliai. Mes visą laiką tokios bitės keliauninkės esam. Varlės keliauninkės. Varlės keliauninkės. Nemėgstam sėdėti užpakalį padėjusios, tik kars nuo karto, kai pavargstam. Svarbiausia, kad saugiai. No, thank you. Džiaugiamės, kad išbandėm, pabandėm, bet bent jau iš šito maisto nusprendėm, kad albaniška virtuvė nėra labai turtinga. Arba bent jau mūsų receptoriai labai nepratę prie tokio maisto. Esam dabar tokios biški be energijos ir nusprendėm, kad kadangi jau yra 3 valandos. Reikia pokaičio. Jo, reikia. Einam užsibukėti viešbutį, kodėjus ir einam pamiegoti. Jo, iš tikrųjų, jeigu galėtume, tai tikrai taip darytume. Oi, dar tebe filmuoju. Ką čia padarėjai? Atsirėmiau. Biški nulaužiai? Biški taip sudėta. Mes grįžom jau namo. Sėdim šnekam, aš sėdim telefonuose ir pradėjo kažkas labai rėkauti. Ir girdim, kad pykstasi kažkas. Sakau, pasiimam taurės. Prisidedam, taip va. Ir klausom. Tai mes praklausėm visą pyktį, žodžiu, pora pykosi dėl kažko, dėl šeimų. Ir ta prasme, turbūt negaliu video metu sakyti šitų žodžių, bet ta prasme, tu esi stora, tokia ir anokia ir tavo tėvai ten retardai ir aš tavęs nekenčiu, reik šikti ir ta prasme visais angliškai, visais žiauriausiais išsireiškimais. Sako, mano mama stora, ne, jo, jinai stora, ką. O dieve, čia tokia drama ir mes grinai žiūrim vieną kitą, klausom ir tipo, girdėjai sakė tą, jo. Girdėjai sakė tą. Čia tavus ne reality TV show. Čia buvo reality, jo, bet, ta prasme, tiek nepagarbiai ir tiek jinai tai iš viso klykė, o jisai tai taip gan ramiai šnekėjo, bet man atrodo, jis turbūt ją biškį išerzino. Aš kažką vėl girdžiu.
I told you I will stop. Žinokit, labai geras triukas. Pirmą kartą gyvenime taip darau. Bet čia yra menas, čia negali net kvėpuoti, čia turi labai susikoncentruoti. Ir dar ausies negali užspausti, nes jau negirdi. Kažkur toli jau jie. Vėl į kitą kambarį išėjo. Nu, žodžiu, taip gyvenam. Labas rytelis, tai atėjo paskutinė mūsų diena Albanijoje ir šitus apartamentus mes bukinomės per booking.com ir mums parašė žinutę, kad galit palikti grinais ant stalo ir išsičekinti pačios. Ir sakau, tai kaip, nes mes neturim jokių grinų, tai mes norėtume kortelę mokėti, tai čia bandėm aiškintis per Revolutą, per PayPal, tai galiausiai mokėsim per PayPal. Jūs galit, sako, tiesiog važiuoti ir aš jums vėliau atsiųsiu nuorodą. Neturi nei mano paso, nieko, nu, žodžiu, tai labai įdomiai, nes nebuvom perspėtos, kad grinais reikės mokėti. Vienu žodžiu, labai viskas savarankiškai ir su pasitikėjimu, tai labai keista. Važiuosim šiandien į labai gražią vietą, bent jau aš labai laukiu, nes atrodo, kad ten bus labai įspūdingi kalnai. Tai bus 3 valandas kelio ir kaip supratau, ten keliai tokie bus gan įdomus. Tai važiuosim vėl per visokius kalniukus, duobeles ir panašiai. Ir net tik tokia mačiau, kad labai daug kas rašo, mašinų nuoma net kartais neleidžia žmonėm važiuoti ten, už tai, kad yra labai didelės duobės ir tiesiog gali pamesti ratus vos ne. Tai žiūrėsim, kaip ten bus. Čia nebenakvosim, mes nusprendėm, kadangi rytoj mano skrydis yra beveik 6 ryto, nakvoti arčiau viešbučio, kad nereikėtų ten valandas važiuoti. Arčiau oro uosto, ne arčiau viešbučio. Tai nakvosim arčiau viešbučio, kad nereikėtų... Oro uosto! Tai nakvosim arčiau oro uosto, kad nereikėtų labai toli anksti ryte važiuoti. Sakė, Danijai sninga. Kuriam pasaką po vieną žodį. Seniai Laukuose. buvo. Ožka. Kuri? Turėjo. 18. Ožkiukų. Kurie? Turėjo. Labai Gerą. humoro. Jausmą. Kiekvieną. Vakarą. Jie Pasakodavo. anekdotus Savo. mamai. Ir Jie negalėjo nustoti. juoktis. Tuomet Vieną rytą atėjo, tėtis kuris niekada negalėjo, juoktis. todėl Ožkiukų mama bandė jam padaryti staigmeną. pabaigą. Pasistatė mašiną ant šlaito, nes jau nusprendėm tokiais akmenim nevažiuoti. Dabar yra 12, turbūt visą dienelę čia kaip ir bus. Minimaliai maisto, minimaliai pavalgysios, čipsų ir visokių bandelių. Jeigu iš mūsų daugiau neišgirsi, tai... Nu, jau pažiūrėkit, kokie vaizdai. Dabar reikia tik tais aukščiau palipti ir super. Gal nesam labai aukštai, bet jau labai gražu. Einam kažkur, kažkokiais pramintais takučiais. Ui. Avių turbūt jo mūsų finišo tiesioji, nes čia ėjom tokiais keliukais, kurie praktiškai nėra keliukai ir čia gali nuslyst. Tai nusprendėm, kad toliau tikrai nesidraskysim, nes jau ten nelabai iš viso matom kur. Varyk. Tai pasirodo, kad yra kita vieta, kur yra visai kitoj pusėje, kur pagrindinė ta turistų vieta, kur ten visi haikai ir taip toliau. Čia už tai buvom vienos. Tai nusprendėm, kad daugiau nebehaikinsim ir važiuosim jau link mūsų naujų apartamentų. Nu, įsičekinom kambarį, tai labai paprastas, jaukus, va, net langą turim, nesitikėjom. Jau 5 valandas iš tikrųjų buvo gan neblogi kamščiai. Nežinau, 17 km turbūt, bet važiavom beveik valandą laiko.
Dar vieno dalyko nerodžiau, nusipirkau tokią kaip pagalvę, kaip būna, bet aišku, čia galima prisidėti rūbų, tai prisikimšau. Belė kiek pirkau iš Temu, tai labai geras dalykas, nes sutalpinau čia pusės spintos. Praėjom pro parduotuvės, tai nusipirkom tokių kelis pakelius, guminukų, krosanų, tokių šokoladukų tiesiog pabandyti, tokį, energetinį rytui. Čia labai įdomiai. Čia jau sutraiškita jaučiu. Super, ir už viską sumokėjom kiek 11 eurų. Labas. Mes čia esam su mažu Vilniuku. Jisai neduoda visiškai pikselių ramybės, tai dabar bus mano kalėjime. Tai prisiminiau, kad aš visai jums nenufilmavau jokios pabaigos. Tai vakar grįžau ir turėjom irgi nuotykių iš tikrųjų. Kai buvom mūsų paskutiniuose apartamentuose ir ėjom į kelias parduotuvės, nepriėmė niekur kortelės. Tai turėjom mokėti grinais ir turėjom ten šiek tiek problemų, bet išsiaiškinom. Bet daugiau grinų neturėjom. Ir šiaip visos kelionės metu, kiek pylėmės degalų, nebuvo jokių problemų. Ir kadangi reikia priduoti mašiną su pilnu baku, mes užvažiavom į degalinę, mums užpylė žmogus, vidury nakties, išvažiavom 2 valandas prieš mano skrydį ir oro uostas buvo gal 8 minutės nuo viešbučio ir Aurėja norėjo duoti kortelę sumokėti, sako only cash. Tai mes iškart pradėjom panikuoti, kur ATM-as, tai žodžiu susiradom, važiavom į oro uostą, ten užgaišom, nes ne visi veikė ir buvo jau tokie gan nemaži kamščiai prie pat oro uostų, reikėjo ten apsisukinėti. Galiausiai atsidūrėm oro uostą gal po kokių 40 minučių. Tai žodžiu, liko 1:20 iki mano skrydžio. Galvoju, jeigu dar žmonių bus labai daug oro uoste, tai aš iš viso nespėsiu į savo skrydį. Ir žmonių buvo belekiek. Nežinau, ar girdit, kaip pikselius pyksta ant Peanut. Jau man atrodo, jį užknisa tas kačiukas biškį, nes jisai visiškai jokių ribų nejaučia, jis tiesiog lenda prie pikselio, kai jis nori tiesiog ilsėtis. Žodžiu, bet galiausiai spėjau lėktuvą, tai buvo toks vaizdas, kad man skrydis po 5:55, o aš atėjau prie vartų po 5:25. Tai ačiū Dievui, kad buvo daug žmonių ir vartai buvo dar neužsidarę. Šiaip kelionė tikrai praėjo labai gerai, man labai patiko, su Aurėja apskritai keliauti man yra visada malonumas, nes mes visada norim tų pačių dalykų keliaudamos. Buvo labai gražus oras, labai gražios vietos ir tikrai šiaip galiu pasakyti, kad Albaniją labai rekomenduoju. Tai čia su jumis ir atsisveikinsiu. Ačiū labai, kad žiūrėjote šitą vlogą, tikiuosi, kad patiko ir buvo įdomus ir susitiksime kitame. Ciao!